Nu, sveikučiai, seniai matyti. Šiandien sveikinus iš Lenkijos. Taip, savo išnyko ar niek. Niek nežadėjau, nieko ar nežadėjau varyti, niek neplanavau. Kažkaip galvoju, blemba, končiai veikti, savaitgalį, tipo, nu visi, kažkaip. Nu, kažkur jau atrodo spautos eins, kažko nereik paveikti. Ir kažkaip galvoju, teikiau laiką, atidėliuoju, nikap nenuvarau į Lenkiją su traukiniu. Tai iš Vilniaus ir iš Kauno, jei neklystu, važiavau traukinį į Varšuvą ir į Krokuvą. Kadangi Varšuvą jau esu buvus, reikia į Krokuvą varyti. Tai niek nelaukiau, kad nusprendžiau, ką varau, nusipirkau bilietus ir išmuodau. Niek nesiplanavau, niek išvis nežiūrėjau. Tas keletą vietų, kuriuom garsė Krokuva ir viskas, niek daugiau nesiplanavau. Tai šiai nakčiai nakvynis neturiu, niek nežinau, kur atsidursiu. Dabar einu žiūrėti iki tokios bažnyčios ir susiradau dalykų, kad man atrodo įdomesnį Krokuvo ir bandysiu anus pažiūrėti, anus aplankyti. Nesilankysiu labai daug tokios vietos, kur yra įprasta lankomas gal Krokuvo. Stengsiu pažiūrėti ton, kas man įdomi. O ne ten, kur tipo, privaloma nueiti, ten 10 vietų aplankyti Krokuvai ir panašiai. Bet žinot, kom pirmiausia padarysim? Eisim kavelsi iškoti. Švenčiausios Marijos bazilika. Įsivaizduojat, ta šita troba yra 14 amžiaus. 1, 3, 4, 7. Tokias metas pastatyti. Bet atrodo tai kaip nu, nežinau. Nu, tos plytas atrodo kaip iš kaimo tvarto. Tiesiog į plytas viskas. Gali nueiti anon, bet aš jau tikrai ką neįsiu. O jeigu man taip neįdomi ir bažnyčia, tai ko aš čia veiku. Tai to šitą bažnyčio kas valandą išlent per langus trimitininką įgro kažkokį muziką. Tuo tarpu, kol lauki, gali šitą prisėsti ir tenas toks gražus paminklas, ten irgi sauliuka ir čia labai daug balonžių, tai žmonės čia ateina mėgsta lesinti balonžius. O aš tiesiog pasėdėsiu, palauksiu ir tada jau veisime iškoti kavelis. Pasimėjau kavelsi sumuštinį. A jum berodyti tas kainas. Komentarus rašė, kad būtų fainė, kad rodyčiau kainas, bet man toks, nežinau, tipo, tikra berek. Bet čia už kavą ir labai nemėgstu, bet labai nuvalgyti. Ir už sumuštinį sumokėjau 8 eurus. Ką brangė šią. Pišk pasėdu už konto ir varysim apžiūrėti kapinių. Kapinis yra pastatytas 1800 kažkelintas metas. Tokis jau senas, gražis, tai varysim pasivakščioti po kapinis. Nikada nesu buvus va taip, kad varyti kapinis pažiūrėti. Labai seniai noriu pamatyti Vilnių, kur yra Bernardinų kapinis, irgi nikap nenuvarau. Tai kur pirmus kapinis, kur aplankys bus Lenkijoje pasirodo. Nu į gerą, varysim. Tai tuos kapinis buvo pastatytas 1803 metas ir anos apėm 42 hektarus. Įsivaizduojat, kiek tas yra daug. Tai kuo tuos kapinis yra ypatingas. Anos yra senas, pastatytas 1803 metas. Ir įdomus faktas, kad kodėl anas padarė, nes dėl higienos reikalavimų nebeleida laidoti žmonių aplinkau kapinis viso ar miesto centre. Tai reikėjo miesto kažkokių didelių kapinių. Tai jinai nupirka buvus kaimą, nupirka tas žemės ir padarė to veito kapinis. Čia ir palaidotis visokius įžymybės, rašytoją, dailininką, muzikontą, antrą pasaulinį karą, kare ar kažkokie svarbesni žmonės.
Turi kapinį ir tokia bažnytėlė, kaip koplytėlė, tenas vyks laidotuvis. Iš karto užkartant kelią blogim komentaram, kaip tu eini kapinis ir panašiai, tai nepagarba. Tai aš manau, pasaulyje vyks daug baisesnių dalykų, nei kad mano nuėjams į kapinis ir šiaip, jeigu pagarbė elgantais, tai nieko blogo nematau. Nueiti kapinis, nerekanu bijot. Vis tiek visi savite nesam, visi tai patys. O šiaip į tokius kapinius einant, tai aš žiūriu kaip į meno kūrinį, nes manau, ten tikrai turėtų būti labai gražių paminklų ir panašiai. Tai einam, apžiūrėsim, žiūram, kaip ten padarė prieš tiek daug metų. Vyks laidotuves, tai tikrai nenoriu filmuoti tenas. Žmonės neškarsto, aš su savo kamerom. Tai būtų labai nemandagu. Bet tą ir tokia bažnytėlė ir vyks laidotuves. Nu tai ko, apžiūrėkim, kaip viskas atrodo. Šitą parodys tokį vieną paminklą. Boleslav Valevski, kompozitor. Rusišką atrodo skaitau. 1885 metas gims, kem ketvirtas mirė. Tai įsivaizduojat, kokias metas? 1904. Čia jau šalia karą, ne? Atep sakau. Kiek čia yra įdėta darba, kas sukūrė tokius meno kūrinius. Iš tikrųjų, jūs pažiūrėkit, visokie išraitimo kolonas. Žinokit, biškite spaud kažko. Galim turbūt pasakyti, kad čia stipri energetika arba man jau reikia atlaukti iš čia. Eik, tiesiog kažkaip negero daros. Nu va, kapines aplankiau, o dabar atvažiavau į vieną labai įdomų rajoną. Tai tas rajonas buvo pastatytas pokariu 1949 metais, katras užėmė net ketvirtadalį visos Krokuvos. Ir anon pastatė vien tik tas dėl plieno gamyklos. Tuo metu plieno gamykloje dirba apie 40 000 žmonių. Kadangi Krokuva buvo laikom tokia labai inteligentų miesto, tai darbininkai čia būtų nepritapė, tai jiem pastatė atskirą miestą. Tuo metu plieno gamykla buvo viena iš keičiausių viso Europoje, taip pat aišku ir Lenkijoje. Ir tas visas miestėlis yra toks socialistinis stiliaus, labai iš tikrųjų gražus, su tokias gražias kaimelės. Ir tuo metu, ką panon čia statė, tai čia buvo labai mondras projektas, pastatė, o taip norėdami pamondravoti. Tai
Vėsas rajonas ir toks socialistinė realizmo architektūros su betonas, su didelės pastatas. Dar vienas įdomus dalykas, kad 1980 metais čia vyka labai didelė antikomunistinė pasipriešinimą, čia vyka didelį paradą, streiką. Tai irgi toks įdomus faktas apie rajoną. Tai eisim pasivaikščioti po Vėsaton rajoną, pavaikščioti po gatvelis, gali kažkokį kaimėlį įlysim pažiūrėti, kaip dabar viskas atrodo ir einam pasižiūrėti. Iškart šitą koks didžiausias gatvės, šaligatvis, kaip gatvė. Tokie didelį parką visur. Gražiai šiaip sutvarkyti, padaryti šitą ekstremaliam sporto paruoštą yra. Tai tame rajone dabar gyvena 200 000 žmonių. Ko galėt matyti, čia ne aukštus daugiabučius, iki 5 aukštų, tik tas aukštesnių čia nėra. Ir ko, degtukų dėžutės, trobėlis, lungelė, balkonėlis, maži lungelė. Grina toksa, eini darbą, padirbi, einame įsėdi rabo. Neatrodo labai prižiūrėtas tas rajonas, visur žolė auga. Čia tai iš jo saulėlis. Super. Toks nėra tikra, kad labai žolė pjaunama būtent, bet aš tom pastebėjau viso link jo. O šiaip švaru, nėra šiukšlių, mašinas. Daug kon pasako, manau, kad tikrai ir šiau metu turbūt čia iš darbininkų rajonas. Pabandykime įlysti tokį gatvėlį, atrodo gražiai. Alėja rozų vadinas. Va, žyd, augalėlė. Lietuva, man rodos, nieks netiks žydėjai. O gal jau bus. Žolė toik pat aukščiaus kaip krūma. Tokios gatvėlės jau atrodo, kad galėčiau prasileisti į akinius. Nėra baisiai jaukia čia eit. Įeikiam į kažkokį vidinį kiemą. Žolė iki kelienų. Žiūrėkit, kokį antikvariatą priėjau. Dekolonų yra. Visko korek. Atėjau pavalgyti. Padėklas, kapitekro valgykla. Vėsas meniu lenkiška, kažin ką supras. Добре. Котлеты, мельони. Котлеты, да. На мясо. Ага. С капустом. Да. Proszę. Teraz dopiero wosku na nos, tylko ciepło do widoku.
20 zł. Kažką atrodė, ką valgyti nenoriu, bet pradėjai galvą jau svaigti, tai galvoju, reikia pavalgyti. Tai paprašiau. Šiaip einu suprasti, kas ten parašyti, kotletą, barščią, Kijevas, nu toks žodžius, tai nesunkęs razas buvo. Nu, tai tik tas kumpuotą nebepaprašiau. Tai pasimėjau kotletą su kopūstas, tai suraugintas kopūstas, toks kaip šnicelis. Grina kaip mokyklo, ką būdavo. Tai jo, taip kažką pastaras dienas pagalvojau, kad nelabai valgiau tokį normalį maistą. Jau kad pradėjai galvą suktais, pavalgysiu ir eisiu, įvažiausiu į hostelį, pailsėti. Nu, tai ragaujam kotletoką. O, kaip numelius. Tiesiog kaip gera. Va tokį maistą jo. Va taip gali valgyti, kad esi užsieniai. Bet su toks restoranus eiti, nesu buvus turbūt skane pavalgius. Žiaurė gera. Visai šalia pagrindinis aikštis yra paminklas skirtas ir darbininkam, ir kovotojam prieš komunizmą, ir solidarnosť aktyvistams. Tas paminklas labai svarbus tam rajone. Kokį dum veit atėjau. Už namą užėjau. Ten tą keimą. O čia toks vaizdas atsiver. Tokį veitelį. Nuošalė. Nu, aš jau viskas kreitus boltą ir leku į viešbutį. Su jokias autobusas, tramvajas nevažiausiu, nes baig telefonus išsikrauti. Reikia greičiau lėkti. O nu čia iki pačios Varšuvos, nu jau toliai būtų pareiti. Juk prisidirbau iškart. Buvau nuėjusi toks labai gražus kapins, labai gražiai visko filmavau, bet savo mikrofonas nebuvo prisijungęs ir visas vaizdas ir be garso. Tai labai gaila, nes tikrai tokio gražio veito buvau, bet dabar atgal jau aš net nebeisiu, varau iki parduotuvės pasiimti kažką valgyti ir išsikveisiu boltą, važiausiu iki Vilniaus. Labai gražios veitas. Dabar laukia ir 24, belė kiek šilta, saulė šveit. Tai tuo veito, kur važiausiu, manau, bus ypatinga labai gražu. Tai ten, manau, tiesiog atsisėjus galėsiu kažką pavalgyti, biškį užkosti. O į kapinis galvoju, gal vakarį dar pavyks nueiti, jeigu anos nebus užrakintas. Jeigu bus užrakintas, tai kažką sumontausiu video tiesiog be garso ir jo. Tai tokiai netikėtumą klaidėlis. Buvo kažkur atvežti kažkokį parką, nežinau kur eiti. Einu kažkur maždaug link ežerą, bet būtumėt matė, kiek žmonių ką Palangočiai. Mieste maža žmonių, bet čia kiek anų pilna. Ir man atrodo, atėjau čia, kur norėjau.
Netikėta pasirodė ir Haika išėjus. Geras. Tai kažko reikia surasti pavėsį atsisėsti, nes čia žiaurė šilta. Arba į apačią eit, bet nežinau. Tai ton apač ten tiesiog viens adijau susiteisė, gol deginas. Būčiau, žinau, jis būčiau maudimok pasijims. Eik, so. Ką prasimečiau. Šiaip tas ežeras yra atsiradęs nenatūraliai. Čia iki 90-ųjų veikė kalkakmeniaus kasyklą, ir paskiau tiesiog užtvindė vanduo ir žmonės pradėjo čia maudytis būti. Tai čia gylis yra 33 metrą, dėl to žmonės čia mėgsta nardyti ir net prieis prie krašto jau matos, kad tik biškėja iškart labai gilė. Ir kaip keista, kad čia ir žydras vanduo, atrodo žydras vanduo kažkur ten, kur šilta, ne, kokį graikį įsivaizduojam. O čia Lenkijoje tiesiog miestą realiai. Jūs neįsivaizduojat, kaip į karštą, bet ir neįsivaizduojat, kon valgys. Šaltibarščius. Lenkijoje. Eik, tu savo nutuok bairiaus. Nežinau, ką Lenka turi savo šaltibarščius. Kokia įdomi, kaip su buljonu. Mėsos skoniaus. Bet kokia rūgšti. Tikrai negalvau, kad Lenkijoje šaltibarščius valgys. Nė labai skani. Labai rūgštė. Man rūds, kad nei cebulių ded. Jaudži žmonės praeidėm negali patikėti. Šaltibarščius valgai, da filmuojas. Ar esą tokio veito valgy šaltibarščius? Pažiūrėkit. Jaudži praeivė jaukas žmonės. Kits patiekals. Naliesnika. Aš negaliu patikėti, kad nei tie prašo. Naliesnikis su sėram. Tai gal pas mūsų, man, jeigu su mėsą dar blinėlis, tai sak naliesnika. Ragaujam. Ant šiaip reikėtų pasikėti pitelnį arba mikrobangę. Bet gera bus, manau, tikras skani. Davai, ragaujam. Labai gera. Arba šio valgyti nori, arba labai gera. Nežinau. Turo lauks, bet ką pati daryti. Pavyko. Eik tu savo. Ką žinau, nusifilmau. Jau miestą mes pradėjome šnuoti ir pasimėm kitą hostelį. Žiūrėkit, kokia laiptinė. Nežinau, einu gal jaučiu, kad išpalysiu ir toliau bus matyti padarys. Nežinau, dar. Hai. Išėjau biškį pasivakščioti į miestą, šiaip jokį planą visiškai neturiu. Nie man čiko pažiūrėti, neviduomė, tik kažkokiai, nežinau, neįdomė mane ir pakščiat po tuos miestus, nežinau, visur tas pats, tai prisižiūrėsiu jau, savo, ką pykstant manis, kad čia filmuoju, ką žiūr kažkoks dėds. Tai žodžiu, aš prisiminiau, kad aš turiu lenkiškų zlotų. Nes buvau kažkada Lenkijoje ir tipo liek ten kelti pinigiuką, ten nežinau, net nežinau, kiek ten anų ir labai nedaug. Ir mačiau čia toks babulėlis pardavinė bulkutis, tai bandysiu surasti, nusipirkti šanų tom bulkutį, nes vis tiek nusipirkti bulkutį, nes vis tiek tus pinigus reikia išleisti, o anuos tai garantuota, kad neturės kortelių skaitytovo. Tai žodžiu, nusipirks kažkiek nesąmonį, o dabar
eina iškot babulę su balkutėm. Kas čia per izdivalgis? Tokios nesąmonės nesu mačius, da. Čia tas pats ką Palungo, tas, kur vaikinuks šok. Bet kažkur girdėjau, kad kažkokį šventis vyks ir mačiau šią scenas visokį statą. Tai gal reikėtų eit pažiūrėti, kad tik čia netoli ir gal kažką. Va šitą močiutį su bulkutėm. Wyjdziemy do toalety. Aš tada 5 eurus atiduodu bažnyčioj sekmadienį, kitą sekmadienį. Arba neskaitai dėžutę, nes aš jūs neturiu galimų, tai už mane nesiklausiu. Ne, aš atiduosiu. Ir to dar čia už šitą. Gerai? Gerai, galima pašlojo, man labai smagu. Nežinau, balkut kainuoja 3,7 daus tuokį. A gera bus. Ačiū 5 centą, 5 zlotą. Nežinau, daus tuokį. Один. Jakiej? Хорошо. Jakiej pani chce? O, nie. Dobra. Jakiej? Ой, такую. Aha, da. Jie tau tokiai mažtė, pinigėlė daviau 5, galvoju, kad ten gal 5 centą, bet 5 zlotą pasirodo normalią daviau. Tai net nežinau, ką prie, kad skaičiuot, kiek čikums kainavo. Žodžiu, tokiu baronku nusipirkau, daviau 5 zlotus, kainavo 3,7, bet daviau tus 5. Nu, ten aš jau ten kokiai 2 centą lieka, aš nesivaizduoju, labai jau tie pinigai tokiai. Tai žodžiu, paragausiu tokį bulkutį. Šiaip nenoriu, bet įsivaizduoju, kad rytoj neapskani bus, tai reikia dabar paragauti. Neseniai išgirdau tokį žodį, nein įjėsti. Tai va čia tokį. Keito, kaip žaltys gali žmogų žmušti. Bet su pein gera būtų. Bo kas čia rieka? Nemon tokį koncertą, aš tai, man atrodo, toje veisiu iškuoti aleliaus. Dan ir beveik ne vienos šalies, kad neparagaučiau ten alaus. Tai jaučiu, kad tos tradicijas tai negali sulaužyti. Ir čia bus man vizitinį kvartėlį, kad alų viso ragauju. Nu ką, aš galiu pasakyti. Jūs tai džiaukitės, kad aš geru, jums nebreikės. Aš už jums atgerus. Jūs džiaukitės, jūs sėdėkit nubiai, ramės pakainė, o aš už jums išgerus. Įkelsiu video, nufilmavau, buvo prisikabiniai prie manis linką vyrą. Grina, taip kaip įsivaizdavau linkus, grina va tokiai buvau, panašiai į anglus, tokiai įpiešiai aleliaus jau. Tai, žodžiu, nieko pasvaig. Facebook turėjau duoti, kad atsikabintų. Dайте čia. Įprasti darbdien, kaip išein mergina kažkur. Vis laik toks nesąmonis įpiko į barą, jeigu išein. Nu, žinot, panas apie konšneku. This is important. We're going for clap. No, listen. We're going to clap 30 plus. Okay. Okay? Okay. Serious. No. So I am allowed. Yeah, don't worry. Yeah. Don't worry. Take the number. But yes, yeah. No, you can come in. Because just looking for the man or for the woman. Oh, okay. Yeah, you coming for yourself or? Yeah.
In here? Yeah, Yeah? Yeah. You drink something? everything. Yeah? Come with us. Come with us. Come We're with us. gonna meet at what club? No, you don't come. You don't come. I don't believe you. You don't go now. Don't believe you. You don't come with now. No, No? no, You're scared. You're scared, yeah? no. Why? I would. No, Come. no. Now we're going to drink. We're going I have brain. What you pray? Okay. You going for a selfie? Yeah, No, I don't believe it. yeah, yeah. Don't Okay, worry. give me your number. Number? Yes. I don't have a number in No, Poland. which one number you have? I can give you Yes. Facebook. Facebook I can give you. WhatsApp. WhatsApp. You have WhatsApp number? Eikit jau, aš žadėjau veikti, jau vėjau, kompą mačiau. Varau čia. Nesubausiu, ką aplink jo nenuvarys. Aš jau ką prireivą, kokį nusiraučiau. Nežinau, kad čia gali šiandien baigtis. Nu tai ko, jau čia nieko nebefilmuos, nieko parodyt. Rytoj užtat darysim pjaušus. Va ten tai bus ko parodyti. Visų labiausia aš dėl ano ir variau. Labiausiai ano norėjau pamatyti. Tai bus labai įdomi. Ir viskas. Ir susitiksim kitam video. Small acts of kindness, real small. They could have just blasted by and the person's like this, you know how that goes. But if they tend to, you know, I'll hold up and if somebody drops something, I'm not just, on a rare occasion I'll just kind of change direction real quick and zoom over the other way. But I mean, but just to kind of blatantly just kind of walk through them and they're like, whoa, you know. I mean, just one example, or